Po NBA sezono į Lietuvą iš Amerikos sugrįžęs Jonas Valančiūnas šiandien gynėsi magistro darbą. Gimtojo miesto Utenos Juventus klubą palaikantis krepšininkas savo ateities klubinėme krepšinyje neatskleidė, tačiau teigia, kad nekantrauja šią vasarą žaisti rinktinėje. Buvo tikrai daugiau negu prieš varžybas, turbūt vis tiek aš nepratęs tokių dalykų daryti ir tai nėra kiekvienos dienos darbas. Sėdėti prieš auditoriją ir pasakoti, pristatinėti savo darbą. Tai nebuvo patogiausia akimirka. Taip apie jaudulį per magistro gynimą juokavo Jonas Valančiūnas. Į Lietuvą sugrįžęs krepšininkas jau turėjo galimybę išvysti gimtojo miesto Utenos Juventus pasirodymą gyvai. Krepšininkas pripažino, jį nustebino Juventus pergalė prieš Vilniaus Rytą ketvirtfinalio serijoje. Visos komandos gali kandžiotis, visos komandos gali žaisti krepšinį, moka žaisti krepšinį, džiugu žiūrėti Lietuvos krepšinio lygą. Daug kas turbūt prognozavo ir toksai kaip ir jau tas derbis gaunasi. Tai manau, kad biški sukrėtė toksai rezultatas. Po 14 sezono NBA Valančiūnas dar neatskleidė, ar sugrįš žaisti į Europą. Žinosit viską, kai bus viskas žinoma. Dabar yra kita stadija. Tačiau šią vasarą jis tikrai užsivilks rinktinės marškinėlius. Rinktinės kapitonas džiaugiasi. Joje šią vasarą debiutuos Miamio Heat gynėjas Kasparas Jakučionis. Gerai, jaunas žaidėjas parodęs šį sezoną, kad gali žaisti aukščiausiam lygiai. Turėjo tikrai neblogą sezoną kaip rūkis. Tikrai įdomu pamatyti, kaip jisai žaidžia ir būti dalim Lietuvos rinktinės su juo. Pats krepšininkas jau daugiau nei 15 metų nepraleidžia progos žaisti rinktinėje. Mano kelias yra krepšinis, tai aš neatsisakau jo žaisti, aš neatsisakau mėgautis krepšiniu. Lietuvos rinktinė, klubinis krepšinis, mane veža tiesiog krepšinis. Tai jeigu tik tai galiu, jeigu sveikata leidžia, aplinkybės leidžia, aš tikrai neatsisakysiu žaisti. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Liepos 2–5 dienomis pasaulio čempionato atrankoje susitiks su Italijos ir Didžiosios Britanijos rinktinėmis. Rungtynes transliuos LRT.